ir šiandien jums parodysiu kortų triukus. Parodysiu, sakau, kortų triukus, todėl kad parodysiu 3 triukus ir juos visus atskleisiu. 2 triukai bus tiesiog su kortomis, o vienam iš jų reikės papildomą rekvizito. Taigi pradėkime. Štai turiu paprastas kortas. 2, parodau jas jums, paprastus. Ir tiesiog ištiesiu dabar delną. Ir kaip sakiau, kortos buvo paprastos. Ir tada čiakšt. Iškrito iš jų pinigas. Ne pinigas, moneta. O sakiau, kad tarp kortų įrodžiau jums, kad nieko nėra. Taigi, kaip šį triuką padaryti? Šiam triukui reikės pinigo ir 2 paprastų kortų. Dabar rodysiu vaizdas kaip iš to žmogaus, kuris daro triukus pusės. Pasimkite kortas, taip susidėkite ir pinigą prispauskite šitai. Sakykite, kad nieko neturite, ta prasme, kad kortos yra paprastos. Parodykite, galite, padėkime šitaip. Ir kai trauks šitą kortą, laikykite pinigą prispaudę prie tos kortos, kurią ką tik aprodėte. Sakykite, kad ši korta irgi yra paprasta ir uždėkite va šitai. Šitais reikės pasitreniruoti čia, bet šiaip triukas yra lengvas. Tiesiog tada atleiskite, kai būsite šitą kortą sudėti, pasakykite, kad žiūrovas ištiestų delną ir atleiskite monetą ir moneta iškirs žiūrovui tiesiai į delną. Sveiki, dabar parodysiu jums, sveiki, dabar parodysiu jums antrąjį triuką. Šis triukas labai paprastas, pirmą parodysiu triuką kaip ir praeitą ir paskui atskleisiu. Taigi, turiu 3 karalius. 3 karaliai paprasti, skleidžiu juos ir uždedu ant viršaus. Dabar papasakoju jums tokią istoriją. Gyveno kartą 3 plėšikai labai gudrus. Jie vogdavo bankus ir pirmasis eidavo į 1-ąjį aukštą. Antrasis plėšikas eidavo į 2-ąjį aukštą. O 3-asis plėšikas eidavo į 3-ąjį aukštą. Bet jie buvo labai geri plėšikai todėl, kad kai tik išgirdavo atvažiuojant policiją, jie iškart pakildavo ant stogo ir išvažiuodavo. Taigi spragteli pirštais ir pirmasis vagis atsirado ant stogo, antrasis vagis atsirado ant stogo ir 3-asis vagis atsirado ant stogo. Taigi, kaip šį triuką padaryti? Šiam triukui reikės 3 vienodų kortų, ne vienodų, ta prasme, karalių ar bernelių 3 ir papildomų kitų 3 kortų. Ką daryti? Reikia susidėti 3 kortas šitaip lygiai ir uždėti vieną karalių ant viršaus tų 3 kortų, kitą iš šono karalių ir dar vieną taip pat iš šono. Žodžiu, turi atrodyti taip, kad turite iš tikrųjų tik 3 tos plėšikus, kaip istorijoje yra. Ir tiesiog tada paskui pasakokite istoriją tą, kurią aš pasakojau. Taip gražiai atrodo plėšikai, suskleidžiate juos ir gyveno kartą 3 plėšikai ir kaip dariau triuką, papasakoti tą istoriją. Dabar parodysiu 3-ąjį triuką. Triukas tai yra, galim sakyti, variacija to triuko, kurį aš jau buvau kėlęs, bet pakartosiu. Taigi, turime paprastas kortas, įskyrus šitą galite paslėti čia. Paprastas raudonas kortos. Dabar pasakysiu jums, kad išsirinktume 3 kortas. Kadangi turiu pasitraukti, įsitrauksiu pats. Šitą, šitą ir šitą. Įsiminkite jas, bet kadangi yra 3 kortos, taigi aš jums parašysiu, žodžiu, yra parašyta, kur, ta prasme ne kur, o kokios yra tos kortos. Įsidėmėkite jas gerai ir tada, šiaip neturėčiau žiūrėti, bet dedame vieną kortą čia, antrąją kortą dedame šiek tiek giliau, o 3 kortą dedame beveik į pačią apačią. Tada aš pasakiau, kad aš už nugaros su viena ranka apversiu visas 3 jūsų kortas. Taigi pradėkime. Gal geriau su dešinė, su dešinė bus patogiau.
Va. Apečiau 3 kortas, taigi šiek tiek užtruko laiko, nes 3 kortas tai normaliai. Taigi, žiūrėkime. Tai pirmoji mūsų korta. Antroji mūsų korta. Ir trečioji mūsų korta. Dabar kaip šį triuką padaryti? Kaip sakiau, čia yra variacija mano triukų, kurį jau buvau kėlęs. Taigi, pasimkite vieną kortą, užsidėkite nuo apačios. Pasakykite, kad įsirinksiu 3 kortas. Dabar bet kurias įsirinksiu. Įdėkim, sakykite, kad būtų šitos kortos. Ir tada, kol jūs apžiūrinės žiūrovos kortas, apverskite šią kaladę. Kadangi korta buvo atversta apatinė, atrodys, kad kortos yra normaliai, iš tikrųjų visos bus apsivertusios. Ir sudėkite kortas. Šičia. Šičia. Ir šičia. Taip, kad nesuprastų, kad kaladė yra apversta. Ir tada aš apečiau kortas su viena ranka, bet jūs galite ir su dviem. Tiesiog dabar rodysiu tą, kad ką užsidėčiau rankas už nugaros ir daryčiau. Taigi, pirmą už nugaros būdami, kai užsidėsite kortas už nugaros, laikysite, apverskite viršutinę kortą, kuri buvo, ir tiesiog apverskite kaladę. Taigi, dar kartą. Apverskite viršutinę kortą ir kaladę. Ir tada bus labai gražu, nes ne tai, kad gražu, tiesiog va, pirmoji korta, antroji korta ir trečioji korta. Taigi, laikinkit, subscribinkit, komentuokit ir tikiuosi, kad jums šis video patiko ir iki kitų susitikimų.